Aš užsikabinau žodžio, kad trūksta vienijančių idėjų. Ar iš tikrųjų jų trūksta? Aš kartais galvoju, kad tiesiog yra galbūt per daug tų idėjų ir mes kažkaip iš jų neįsirenkam, mes neišsibarstam, bet kad tų idėjų yra, tai man kažkaip, nežinau, aš vieną atsidaręs kokią nors interneto svetainę, jeigu suveščiau kokią nors jaunimo organizaciją, bet kurią ir pasižiūrėčiau, tai ten visko pilna. Tų idėjų yra ir kodėl trūksta vienos idėjos, aš suprantu, kad viskas labai paprasta. Gal mes tingim išsirinkti, o gal mums nereikia tiesiog vienos idėjos? Gal, pavyzdžiui, tiesiog nebereikia vienos idėjos? O kam jūs reikia? Vat vieni turi vieną, kiti antrą, trečią ir gyvenam kiekvien su savo idėją. O kur čia problema? Kodėl reikia mums dėl to kiekvieną kartą plėšytis ir ieškoti kasdieną vienos bendros idėjos? Gal užtenka kartą per metus? Pavyzdžiui, sausio 13 dabar gražus renginys, graži priemonė, lygiai savaitai. Prisiminti, kaip prieš 20 metų buvo iškovota laisvė. Ir užduoti klausimą, ar dėl tokios Lietuvos kovojom. Kas šitą klausimą savo užsidavė? Tai jūs nekovojate, jums nereikia užsiduoti. Teisingai. Aš savo dukrai irgi sakau, tu šito klausimą neturi šis uždavinės, o dėl kokios Lietuvos kovom, nes tiesiog tai ten nebuvo. Tai kam tau dabar tą klausimą iš vis uždavinėti, atsakinėti? Tu gali pasidaryti tokią Lietuvą, kokią nori. Čia mes tokie, tie, kurie ten buvo, ar nebuvo, ar kažkur buvo tuo metu, gali čia filosofuoti, kokią Lietuvą mes norėjome matyti ir kokius jaunus žmonės norėjome matyti šiandieną, bet visa kita priklauso tik nuo jūsų. Mes šiandien prie ko. Ir dar vienas ganėtinai senas pranešimas, net praeitų metų, kuris mane taip pat užkabino, kas, kodėl nori būti lyderiais ir mane, kaip sakykime, truputėlį sukrėtė vienas faktas. Čia Klaipėdoje vyko toks renginys, konferencija irgi. Konstatuota, kad jaunimo organizacijos yra orientuotos į aktyvų jaunimą, lyderius, kurie dažniausiai veiklai vidutiniškai skiria 1,5–2 metus. Bet taip pagalvojau, o kodėl čia 1,5 ir 2 metai? Ar čia išsikvėpia visi, ar čia kaip yra, tie lyderiai tokie trumpalaikiai? Nes tai labiau panašu į radžį, į šedžių, kurie 1,5–2 metus gali tempti, po to ten jau būna kaip nuvalkioti truputėlį. Ir paskutinis sakinys, kuris čia prieš jūs parašytas, man truputėlį sujaukė smegenis, nes aš šiek tiek prisiminiau dar tą sovietmetį, kuriame man irgi nedaug teko gyventi, kaip ir jums greičiausiai. Bet pažymėta konferencijoje, kad organizacijos negali konkuruoti su biudžetinėm įstaigom, bet yra siektina, kad jaunimo organizacijos taip pat būtų finansuojamos pagal jų poreikius. Prisimenu savo programų direktorių televizijoje vienoje nedėlėje, kai aš atėjau, sakau, reikia daryti tokį fainą projektą, reikia pinigų. Sako, tai su pinigais ir durnius padarys. Tu man be pinigų padaryk. Aišku, šies jį iškeikiau, tyliai, galvoti idiotas, be pinigų padaryk čia. Tegul pats eina ir daro. Ir žinot, ir dažnai keikdavau tokius žmonės, bet kuo toliau, to labiau suprantu, kad jie normalų žmonės, nes jeigu tu nepadarai, tai gal tu ir nesugebi, tai su pinigais tikrai gali bet kas padaryti. Ir tai ne visada kas kito. Man vienintelis, kas šiandieną norisi akcentuoti, kad po šios konferencijos arba po kitų konferencijų aš tikiuosi, kad išnyks iš jaunų lyderių noras konkuruoti su valdžia. Apskritai norėti būti dalim valdžios arba panašiais į valdžią. Aš ne dėl to, kad jūs neįtumėte į valdžią, eikite į valdžią, viskas tvarkoja, bet kaip vienam animaciniam filme dar tarybiniais laikais rodytam, kad toks jaunas sako ir jau drakonas. Nereikia konkuruoti su valdžia. Nepakonkuruosit niekada gyvenime. Jūs būsite stipresni ir tikri lyderiai tada, kai jūs padarysite geriau už juos ir nepretenduosite būti tokies kaip jie arba dalintis tuo, ką jie turi, kaip sakant, pinigais. Nes nuo to momento, kai jūs pradėsite konkuruoti su tais pinigais arba būsite lygiai grečiai finansuojami kaip ir jie, tai jūs būsite biudžetiniai. Jeigu jūs darysit visą tai, kas vadinasi savanorystė už pinigus, tai nebėra savanorystė. Čia pas prezidentė dar seniau buvo, naujai išrinkta buvo prezidentė, tai kad Dalia Grybauskaitė. Tiesiog prisiminiau vėl tą pačią problemą, kuri man kažkaip irgi keistai pasirodė, kad Lietuvoje nėra įteisinta savanorystė. Skaičiau tą tekstą, kelis kartus skaičiau, dar skaičiau, prisieškau informacijos ir aš taip kažkaip galvoju, gal aš esu durnas visai. Nes kai kaime gyvenau, mums nieks neaiškino, kad tai, kad kažkam reikia padėti, tą reikėtų dar įteisinti įstatymą. Nežinau, močiutė kokią nors ten paneš, kokį nors ten krepšiai, kad tai dar turi būti įteisinta savanorystė, nes čia gali būti visokių niuansų.
Čia jūs turėjot gauti, man atrodo, nežinau, Edmundas Babenskas čia atvežė tos leidinukus apie savanorystės, toks gidas yra, man atrodo. Ir aš specialiai dar irgi pervečiau prieš konferenciją, ten pačioje pradžioje parašyta, kas yra savanorystė. Ten vėl akcentuotas tas netlygintinumas, bent jau čia ir dabar, kad neturi būti už tai mokama. Ir aš nieko nenoriu kaltinti niekada ir to nedarysiu. Aš tik visą laiką sakau, kai kiekvieną kartą kažką darom ir mes užduodam klausimą, kam, kodėl tai darome ir ar būtinai iš to tikimės čia ir dabar naudos. Aš suprantu, kad dauguma lyderių nesitikė čia ir dabar naudos. Ir čia prieinu prie tokio pavyzdžio, čia gal Indrės Bitkovaitės ir nėra šito salėje, o gal yra, ar nėra netyčia. Kažkaip norisi, kad viskas stovėtų ant teisingų pamatų. Ir moralizuoti niekada nesinori, bet štai Indrė, kuri man atrodo labai gražiai pakalbėjusi yra, ar verta stoti jaunimo organizacijas ir labai gražių frazių yra pasakius, kad organizacija naujos idėjos virsta realybę, nes čia tobulėjimų ribų nėra, nes laukia atviras bendravimas ir taip toliau ir taip toliau. Ir žinodamas, kad tai yra aktyvi mergina, aš tiesiog kaip pavyzdį pasižiūrėjau, kas atsitinka, kai ne tik su biudžetinėm įstaigom konkuruoja žmonės jauni, bet mano giliu įsitikinimu labai anksti įsitraukia ir į politinę veiklą. Indrės pavyzdys yra gana tipinis, nes Lietuvoje yra pakankamai daug jaunimo organizacijų, kurios susijęs su politinėm jėgom. Vieni su liberaliom, kiti su darbo partija, kiti dar su kažkuo. Ir kadangi mano šiandien tema kalba apie viešą erdvę, ir ypač apie viešą erdvę, man truputį pasidarė baisu, kad štai šioje salėje 2005 metais buvo patvirtintas naujas žurnalistų leidėjų etikos kodeksas, o šiandieną praėjus 5 metam, štai aš stebiu, kaip jaunas žmogus, šiuo atveju Indrė, yra vyriausia redaktorė daugybės interneto portalų vadinamųjų, juos galima rasti interneto žinios.lt, ten Kėdainietis, Trakietis, ten Lazdijietis, ten, nežinau, kiekvienam rajone. Kas mane labai nudžiugino, galvoju, tai yra bendruomeninė spauda nauja, žiniasklaida randasi ir nauja erdvė jauniems žmonėms pasireikšti, jauni žmonės vadovauja. Ir šiandien dar ryte prieš pat konferenciją atnaujinau, specialiai pasižiūrėjau, kuo išsiskiria, pavyzdžiui, toksai puslapis Kėdainietis.lt. Kėdainiai miestas, gražus, puikus, džiaugiuosi, labai visą laiką nuvažiuoju, gražus senamiestis, puikiai tvarkosi. Bet kas mane nustebino, kad tai yra akivaizdu, jog jauni žmonės vadovaudami ir dirbdami jaunai organizacijai ir vadovaudami ir interneto žiniasklaidos priemoniai iš esmės save uždaro, jau dabar uždaro, būdami jauni politiniam kažkokiam vienam rate. Aš tinku, kad dirbdant jaunimo organizacijoje darbas, pavyzdžiui, kaip Indrė arba kiti dirba liberalių ten nuostatų organizacijoje, tu susitapatini su politinė kažkokia jėga arba politiniais lyderiais. Bet kad susitapatinti iki tiek, jau net vadovaujant žiniasklaidos priemoniai ir ten kalbėti ir duoti pasakyti tik tai pačiai savo organizacijos lyderiui, lyderiam, reklamą dėti tik savo partijų, iš esmės nužudyti laisvą žodį, kuriam tu lyg ir vadovauji, dar jam net neužgimus. Ir vienus lyderius keliant tokio žiniasklaidos priemoniai, kitų arba iš vis neminint, arba minint nesakysiu kaip. Kas tai yra? Tai yra baimė, kad tu būdamas lyderiu negali vienoje erdvėje diskutuoti su kitais lyderiais, kitų politinių jėgų, kitų krypčių, tik savus proteguoti ir stumti. Iš kur taip? Tarybiniais laikais aš tą atsimenu, bet dabar lyg ir to neturėtų būti. Panašiai kartais jautiesi, kai matai irgi lyderius, būsimasis Einšteinas nusivylęs Lietuvą. Čia Vilius Normanas tiesoje tokiam laikraštį rašė. Beje, Delfis, man atrodo, ir kiti portalai perspausdino, man irgi labai įdomi tema, nes mokslas ir jaunimas tai yra turbūt iš vis tokia tema, kuri mane labiausiai dabar domina, vis stebiu, kas vyksta su mūsų švietimo sistema, mokymo sistema, mokslo sistema, karai tarp universitetų, dalies universitetų ir jaunimo, studentų ir visa kita dėl gražesnės ateities. Ir šitam pranešime aš tiesiog atradau tam tikrą tipinę poziciją, kuri viešuoje erdvėje labai matosi. Einšteinas tai, suprantu, kad tai yra žmogus, kuris savaime jau turbūt dabar lyderis, o bus lyderis ateityje dar didesnis, nes vis tiek Einšteinas tai čia kasdien negimstama. Ir aš matau, kad kaip čia toks jaunas ir jau nusivylęs. Niekaip nesuprantu, kodėl lyderis siekdamas mokslo užsienyje, geroje mokykloje, turi būtinai, nepasakysiu kitaip, apdergti Lietuvos švietimo sistemą.